Ir vėl Svagūnas vertina Euroviziją. Čia mes turime 12 dalyvių šiame pusfinalyje. Pirmoji daina yra Anjanijos. Tai visai įdomus dalykas, kad dalyvauja ne lietuvis atrankoje. Tai skaida yra neįprasta, bet, jeigu mes jį siūstume, tai, visai gal nebūtų baisiai blogai. Bet man jo daina ne visai nepatiko. Ir, labai basic, labai toks bumčikas, jinai max tinka klausytis, bet nesiųsti Euroviziją. Stagingas man nelabai, Iš pirmo pusfinalio antra daina yra Justijos Baradulinaitės. Aš galvau, kad visai kiti žmonės nepateks, bet pateko ji su tokia chill visai daina. Atsimenu, kad lyg tai buvo ten 23 ar 9 metais tik tokia išpopino irgi tokia labai chill daina. Tai gal irgi visai būtų neblogai, bet irgi, tipo tokia. Toliau mes labai greit judame, turime Nojų. Nojus tiesiog kažką bandė pričiešinti su to savo staliuku ir veidrodžiu, Valentinkėva kaip tik. Brolau, tau nepais, nepričiešinsi tu tų panų, liksi tu čia to Lietuvoje, nieko tu nevažiuosi ir tai iki kitų tau metų. Toliau turime Petuniją. Tai čia kažkokia gėlė, tiesiog sugalvojo ateiti padalyvauti Eurovizijoje. Daina pati visai kinda good yra, nes yra lietuviškų tautinių motyvų ir visai neblogai skamba, bet galėtų dar vokalas kažkiek bus geresnis ir stagingas galbūt geresnis, mano manymu. Bet jeigu mes įsiūstume, tai manau gėdos nepridarytų. Tuomet mes turime Gebrasį. Aš kažkada netyčia šitą žmogų perskaičiau kaip Bebras. Šitas žmogus dalyvauja Eurovizijos darbo beveik kiek kartų. Ir jam visą laiką nepavyksta, tai davai seniai iki kitų metų ir bandyk vėl su ta pačia daina, su tokiu pačiu stagingu praktiškai. Jis bando, bet mes jo neįsiūsim, ne tokia daina, ne. Tada mes turime Goją, kurios aš vaibo visiškai nepagaunu, aš nesuprantu, kaip tam žmonėm patinka šitą dainą. Gal vis ir patinka, bet aš nepagaunu to vaibo, aš nematau, kodėl reiktų jas siūsti. Aš jai net sakyčiau, kad jai reiktų pasakyti ačiū, ne. Toliau mes turime juodus bicepsus, kuriuos grąžino į finalą. Jie yra baisiai nuotaikingi žmonės ir aš sakyčiau, kad juos visai net būtų galima ir siūsti. Taip, nieko neatsitiktų, jeigu mes jūs įsiūstume, jie tikrai finalą praeitų. Kai finale būtų, nežinau, jie tokie antikvariniai Kašpirovskio dantys iš Višo. Jie Despacito daina, bet to yra sukūrę, kai buvo Despacito dar trendingė. Tai, tipo, labai sena grupė, bet jie faini. Toliau mes turime Amoralu. Amoralu visai vokalas geras, bet stagingas prastokas. Ir toks undergroundiniai atlikėja, niekam negirdėta, šiaip sakyčiau. Bet, kaip tokiam pasirodymui, tai visai neblogai ir į finalą pateko. Irgi tokia, tipo daina. Toliau mes turime Liepą, kurią grąžino į finalą taip pat, bet ji neturėjo patekti. Jeigu nepateko, tai nepateko. Aš tai dėl to, tipo, nes man nelabai patiko, tai dėl to aš taip sakau, nors bicepsus, kad grąžino, aš džiaugiuosi. Liepos daina tokia, ta prasme, Giovannis ją darė, kiek žinau. Ir tada labai reklamuoja visi, už tai ačiū. Ne. Tada mes turime Katarsį. Man labai patiko šitą dainą. Aš žinau Katarsį iš daug anksčiau. Jie kūrė tokią depresūchą. Čia jų stilius, tik tai paturbintas dar. Ta prasme, jų stilius, bet dar labiau išreikštas ir geriau. Tai manau, kad juos tikrai būtų visai neblogas sprendimas išsiųsti į Euroviziją. Ir jie ten tikrai, manau, užimtų vietą neblogą, surinktų tą alternatyvą gerbėjų. Man patinka šitą alternatyvą, man patinka, kai kažkas neįprastai būna, o ne ten varo su savo balalaikom visokiom ir nieko gero. Toliau turime Sofiją Ali, irgi ten kažkokia panelė, bet ten stagingas visai neblogas, sakyčiau, o balsas kaip kokios amerikonkos, kur tik tokia išpopinus daina būtų. Ta prasme, tik tokia negrynai daina, tai nemanau, kad Eurovizijos scenai būtų noras, tipo. Nieko blogo neatsitiktų, jeigu mes ją išsiųsime. Ir tuomet turime Lion Chikah. Lyg tai sakė per atrankas, kad jį taip reikia vadinti, tai už tai aš sakau Lion Chikah. Tipo, labai keistas pavadinimas, žmoga Alen Čiko pasikeitė į savo pavadinimą, bet daina pati tai wow, prasme, vokalas, wow, stagingas įdomus, bičio akiai skirtingų spalvų, kas yra very rare, tai čia irgi labai nice dalykas. Stagingas geras, balsas geras, tik tai man nepatinka ta vieta, kur ten kompiuteriniai soundai įsijungia, ten nereikia tos vietos, bet dabar to tai irgi labai gera daina ir aš irgi tikrai nesupykčiau, jeigu mes jį įsiūstume, būtų Chikah, būtų labai gerai. Tai neaišku, ką mes įsiūstim, ar mes įsiūsim Katarsiją, Lion Chikahą, ar mes įsiūsim Liepą, ar kokį Nojų iš visą, sužinosim jau šį šeštadienį. O praeitų metų tier listą ir mano spėjimus gali rasti čia ir pažiūrėk, ar aš praeitais metais atspėjau.